Sveiki visi su Mišė Šiltūnis ir šiandieną šiam parodys, kaip jūs instaliuoti shaderis packus iš shaderius. Tai pirmą parodysim, kaip jie atrodo, tai shaderiai atrodo štai taip, jie yra tiesiog viską apšviečia, vinguoja šitie dalykai, vanduo pasikeičia, viskas yra daug geriau ir atrodo daug geriau. Tai šiandien parodysim, kaip juos instaliuoti ir kaip pradėti. Taigi gerai, pirmą, ką jums reikia padaryti, tai atsisiųsti tokį dalyką kaip Optifine, nes šitai shaderiai ateis ir su Optifine. Tai ką jums reikia padaryti, eiti į optifine.net, description'e yra linkas, atsisiųsti savo versiją, kurią jūs norite, palaukti 5 sekundės. Paspausti skip ad ir download Optifine jar. Ką tada jums reikia padaryti, palaukti, kol Optifine'as downloadinsis. Tai turėtų visiškai būti greitai, nežinau, kodėl man taip lėtai, bet gerai, įsinstaliuojate, įdedate į desktopą, paspaudžiate 2 kartus, pasirenkate, kur norite, kad įvarytų, reikia, kad į Minecraft folderį ir paspaudžiate install. Aš esu jau instaliavęs, tai man nebereikia. Gerai, man jau reikia išmesti. Gerai, ką tada reikia daryti, tai tiesiog nueiti į jūsų Minecraftą ir atsidaryti savo Minecraftą. Paspausti new profile arba edit profile ir pasirinkti release 1.10 Optifine. Paspausti save profile ir paspausti play. Gerai. Tuoj dabar palaukti, kol įsilautins viskas ir tada jūs jau baigėt. Bet dabar dar ne viskas. Iškvietinkit game'ą, paspausti Windows R ir parašykite šitą updatą. Ok. Atsidaro šitas folderis, paspauskite Minecraft ir ką jums reikia padaryti dabar, eiti į shader packs. Tai va, dabar ką jums reikia daugiau padaryti, tai aš nežinau, kuris šiandien, bet aš man atrodo įdėsiu jums į linką, ką jums reikia atsisiųsti, iš kur jūs galite atsisiųsti, bet matot, čia yra daug shaderių, jūs galite nueiti į šitą ir pasirinkti savo shaderius. Tai popular, galite paspausti popular ir susirasti savo shaderius, kur jūs tik tai norite. Pavyzdžiui, kaip Marapeep, šitas shader pack. Tai jeigu jums atrodo viskas ok, jūs tiesiog ateinat čia kažkur ir yra kažkur download turbūt, aš nežinau, net iki kur. Gerai, eina čia ir va, download, ir čia karočią, susirinkat savo FPS-us, tai jeigu jūs turite čia 5, paspaudžiate šitą. Ta paspaudėte download, jums atsisiunčia shaderiai ir jo. Ką dabar reikia padaryti, tiesiog visą šitą shaderio folderį įdėti į savo... dar ateinat į Minecraft ir susikuriat naują folderį pavadintą shader packs. Ir čia įdedat savo shaderis, visus, kurių jūs norit, čia mano visi shaderiai, kuriuos aš turiu. Tai tiesiog nueinat į šitą website, susirinkat savo shaderius ir jūs galite atsisiųsti bet kokius shaderius, kuriuos jūs norit. Tada kaip jūs enablinti, ateinat į Minecraftą, einat į options, video settings, būtinai turi nustatyta būti ne fast, šiaip tai su fancy, man atrodo, bet nežinau, neatsimenu, man atrodo turi būti fancy. Tai ką tada jūs padarote, jūs susirinkite savo shaderius, kuriuos jūs turit. Aš pasirinku Roblo Max Motion Build, aš tokį turiu, paspaudžiu OK ir einu į game'ą. Tai štai, kaip pakeisti visą šitą, var lietus lietai net labai gražiai atrodo, aš pakeisim tik nieko nėra serveryje. Tai štai kaip instaliuoti savo shader packus, kaip atrodo daug gražiau. Game'ų 3 skaidau. Nes norėjau padaryti thumbnailą jums, bet gerai, taigi va, štai kaip jūs įsinstaliuojate savo shader packus, tai ačiū, kad žiūrėjote ir su jumis jau buvo Šiltūnis.